Kaip apibrėžtum savo kūrybos, gal ir gyvenimo filosofiją? Na, gal bandau per kūrybą kažkokį tai tokį tikresnį sąlytį su pasauliu, su žmogaus misijos supratimu, reiškia, visuomenėje ir pasaulyje surasti ir daugiau suprast, kokią ten gali tą kūrybą tarnauti, reiškia, tiek aplamai visuomenė, tiek man pačiam tokio kažkokio tai daugiau racionalių apmąstymų dabar yra apie, reiškia, kūrybos misiją ir paties menininko, negu tokio kažkokios spontaniškos kūrybos ir